barbarizmus vartojate lietuvių kalboje? Špargalkė, nors turėtų būti paruoštukas. Hotelis, nors turėtų būti viešbutis. Jūs vartojate lietuvių kalboje? Vartoju vieną labai blogą barbarizmą – mikruškė. O tai yra mikroautobusas. Kompas, čainikas, tapkės, saliarka, barakas. Barakas, jo. Fakas, nors turėtų būti fakultetas. Telikas, nors turėtų būti televizorius. Valdeškė, nors turėtų būti valdytoja. Čainikas, tai geriausias. Sloikas, čainikas, viedras, kas dar čia, piridačias. Aš negaliu. Ką man filmuoti, žodžiu. Barbarizmus naudojate lietuvių kalboje? Barbarizmus. Dešmyra. Tai, kitaip tariant, dydis. Tvenkinys. Prūdas. Turėtų būti autobusas, Kavenskai vietoj kauniečių, po to dar yra mikriukas ir panašiai, tokių daug labai barbarizmų naudojama. Pavyzdžiui, tokių kaip barakas vietoj bendrabučio. Tarkim, dar yra įvairiausių tokių kaip kompas vietoj kompiuterio, vietoj telefono netgi ragelį. Liustra. Nors iš tikrųjų turėtų būti šviestuvas. Kompas, tai kompiuteris, jo tapkės, šlepetės, čainikas, virdulys, barakas, bendrabutis ir saliarka, dizelinis kūras. Koldra. Tai yra antklodė. Kaiminka yra kaimynė. Bendrikas. Tai yra bendrabutis, kuriame mes gyvename. Fufaikė, striukė. Pas mus tai ne fufaikė, o kurtkė. Tai reikia skirti tą patį reikšmę. Tada čainikas, tai yra arbatinukas. Petelinė, mentelė. Skaurada, tai keptuvė. Bliuzė, bliuskutė. Kašikas. Kolioti. Dar vienas žodis, kurį vartoju, yra budilnikas. Tai yra žadintuvas, bet kartais ryte aš tai pasakau. Viedras tai bus kibiras. Bliūdas tai kas čia, tas indas, kaip būna, lėkštė, kitaip tariant, pavyzdžiui, kas ten, sakiau dar? Kašikas. Kolgotkės, pėdkelnės. Po to Skladas, sandėliukas. Kašikas. Tai turėtų pintinė būti. Barbarizmus tokius kai zacėbas, kas reiškia kablys, dažniausiai gaunamas nuo didelio gėrimo. Dar kurtkė, kas reiškia striukė. Aš vartoju žodį hebra. Tai reiškia draugų kompanijų arba kompanijų didelų. Dar vartojam bitą, o tas reiškia beisbolo lazda. Kolioti, tai yra keikti, ko neveikti. Plėmas, dėmė. Kašikas, tai turėtų pintinė būti. Kalbėk taisyklingai.